Pyragas, kuris patiks ne tik tau, bet ir tavo vaikams ir tavo vyrui ar žmonai. Nerealus pyragas, nerealaus skonio. Su mažai ingredientų, lengvai pagaminamas ir greitai. O dabar norint sužinoti receptą, jeigu neprenumeruoji, užsiprenumeruok, paspausk širdelę, parašyk komentarę, bandysiu, įsisaugok šį receptą ir pasidalink su draugais. Pamatysi, nenusivilsi. Radau internete vieną receptuką, kuris su pavadinimu rašo, kad tai yra liesas, kūdas, pyragas. Ir nusprendžiau išbandyti kartu su tavimi. Tai ko mums reikės tam pyragai? Mums reikės, nepilnos stiklinės cukraus, aš naudoju va tokį sachariną. Dedam. Tada reikės apie 140 gramų augalinio aliejaus. Vienos morkos. Sudedam morką. Reikės sulčių, pelė kokių, taip pat apie 200 gramų. Pelė kokių. Pas mane apelsinas. Pramaišom. Tada mums reikės apie 100-150 gramų riešutų. Gali būti nepilnai apskaldyti. Tai vat jeigu turite tik ne milteliais, gerai, kad būtų gabaliukais. Graikiški riešutai, migdolų riešutai, lazdynų riešutai. Aš naudoju migdolų. Ir dabar pakaposim truputį. Na štai, truputį pasmulkinau migdolų riešutus. Stiklinė miltų, tai kažkur tai būtų apie 200 gramų. Pas mane čia yra 200 biškį su viršu. Kepimo miltelių, šaukštelį. Vanilės, šaukštelį. Galima ir daugiau, jeigu mėgsti. Pas mane skista. Dėk sausą, jeigu turi sausą. Ir skoniui geresniam truputį druskos. Viską lengvai išmaišome. Viskas, tešla paruošta. Įmam formą, aš jam už tai tokią stiklinę, mano mylimiausia. Įkloju į dugną kepimo popieriaus, kad lengviau būtų išimti ir sukrečiu masę. Kepame 180-190 laipsnių karštumo orkaitėje apie 40 minučių. Rekomenduoju. O toks nerealaus skonio. Kepant visi namai kvepėjo. Taip kvepėjo, kad nekantravau išbandyti. Vau. Skonis 10 iš 10. Aš dar kartą tokį pat gaminsiu.